Gerai, tai sveiki bičiuliai. Senai matytas sastavas. Vieną kartą darėme, ar ne, su tokiu? Nu taip. Kažkada Stars and Legends. Aidas Patodingo. Aidas Patodingo. Ne, Aš norėjau dalyvauti, bet... Aidas norėjo, bet mes įmesdavom per bortą, taip netyčia. Šiaip kaip tu laikaisi, Aidai? Puikiai laikaus. Rinktinį pertrauką. Galima buvo atsipalaiduoti nuo futbolo, į kitus dalykus biškai pasinerti. Rinktinių pertraukas įfilduot nuo futbolo. Dariušai, kiek tu savo brangaus laiko praleidi dabar žiūrėdamas rinktinių futbolą? Minutėmis, jeigu galima įvardinti. Minutėmis? Minutėmis. 0. Absoliučiai nieko. Absoliučiai niekada nežiūriu rinktinį langą. Man tiesiog, ta prasme, kai sezonas prasideda, kai prasideda klubinis žaidimas, man tie rinktinės langai ir krepšinio, ir fulės man nerūpi visiškai. Nu gerai, gal tada iš tikrųjų nebeapsimetinėkime, lyg nieko tai nebūtų, lyg niekas čia nebūtų pasikeitę ar ne už mūsų nugarų. Kalbėkime atvirai, šiuo metu esam, aš galėčiau taip turbūt įvardinti podcastų mekoje, absoliučioje. Tai Basket News studija Vilniuje, kur mus tokius, vadinkime, prašalaičius priėmė žmogus, su kurio kontaktas yra užmėgstas, tai yra Jonas Miklovas. Tai, visi Šlovė turbūt redaktoriui. žinot, šlovė redaktoriui, vienas gerbiamiausių turbūt sportinės žurnalistikos redaktorių. Ir ryšys yra su juo, visi žinome turbūt, kad jis yra šioks toks fanas Arsenalo, ar ne? Koks jis rimtas Arsenalo fanas, parodys laikas mums. Yra minčių ir noras pasikviesti galbūt ar ne jį į podcastą ir pakalbinti. Neblogai turbūt būtų, ar ne? Kitas dalykas, noriu šiandieną pradėti su bičiuliais nuo ko? Noriu pradėti nuo gerų žinių, vyrai, žinokit. Ir naujienos tokios geros. Pagalvojom, kad reikia padaryti konkursą. Senai nedarėm, bet konkursą tik tais išskirtinai kontribistam. Kaip visą laiką, ar ne? Kadangi jie mums duoda duoklę, kontribistų dėka, ačiū Jums, bičiuliai, mes galime čia būti, sėdėti šioje mekoje, pasikartosiu, ar ne? Nebereikia kažkur tais mums tenais po ofisus trankiotis, sofą su Dariušu stumdyti, kad padarytume savo gerą vietą, nufilmuoti podcastą iš patrankos, ar ne? Tai norim atsidėkoti, o atsidėkoti norime mes tiesiog tai paimti ir atsidėkoti bilietų į rungtynės. Rimta. Aišku, yra keli niuansai, ar ne? Tai pirmas niuansas yra tas, kad kadangi vis tiek tą rezervavimo bilietų skaičių mes turime pakankamai ribotą, ar ne, priklausomai nuo rungtynių, tai pasižiūrėjom su Gedu, kur galima dabar būtų duoti bilietus, tai pagrindė dabar yra laisvos vietos prieš Evertoną, prieš Bournemouthą, prieš Newcastlą ir prieš Fulhamą. Čia apie Premier Lygą ar nekalbu, bet čia apie tą laikotarpį aš kalbu, tenais gaunasi realiai balandžio mėnuo. Arba vidury savaitės į Čempionų lygos rungtynes, kas jau tenais bus ir, jeigu mes tenais aplamai būsime. Tikėkime, kad būsim, ar ne? Taisyklės konkurso labai paprastos. Rašai komentarą, noriu. Ir viskas. Rašai komentarą noriu po Facebooko postų, ar ne, arba tiesiog YouTube'ės kanale po mūsų video. Aš tik tais gal ką noriu atkreipti dėmesį, kad prieš rašant, pagalvokite, ar tikrai norite, bet jeigu norite, ar dar ir galite, nes mes dovanojame tik tais bilietą į rungtynes. Skrydžių neapmokėsime, jau reikėtų tada, kaip sakoma, labiau savo piniginės dar paploninti. Visas irgi nenupirksime. Taip, leidimo įvažiuoti į Jungtinę karalystę irgi nenupirksime, nuotraukų nedarysim prie Baltos sienos, nes dabar reikalauja padaryti nuotrauką prie Baltos sienos, jeigu nori įvažiuoti į Jungtinę karalystę. Taip. Tai bilietas jums pasirinktinai į rungtynes, kurias norėsite, vadinkime labai paprastai. Bus taip, rašykit komentarus, o per, manau, kokį nors kalėdinį podcastą, ne podcastą, o laivą. Nes bus, man atrodo, mes tenais kažkuria tai dieną žaisime prieš kažką, gal antrą kalėdą. Crystal Palace prieš pat bus kalėdas, 23 Gali dieną. būti kažkas tokio. O 27 bus Premier lygos rungtynės. Tai tą laimės ratą
prasuksime, žinai, ir išrinksime tą, kaip sakoma, laimingąjį. Aišku, reikės patvirtinti jūsų tapatybę, kad tenais, jeigu iš YouTube'ės akaunto, kas toksai išrašė, nes mums reikės, žinai, susitikrinti tuos kontribistus. Bet čia visus kontribistus, visus 108 mes žinom kaip nuluptus. Tai, kaip sakoma, jau tie prašalaičiai, kurie bandys apgauti mus, bandykit. O tie, kurie dabar taps kontribistais, tai prašau, varykit, jeigu norit bilietų. Už realiai, 5 euriukus gali bilietuką gauti. Tai va. O šiandieną, ką mes šiandieną, Hebra, šiandieną mes pagalvojame, kad reikia padaryti Q&A, ar ne, podcastą. Kažkada tokių principų darėme, aišku, live transliacijos principų, ar ne, su Aidu, man atrodo, kažkada esam darę lygiai. Senai kažkada. Senai, jo, porą metų gal atgal. Tai pagalvojom, kad pribrendo tas reikalas, paprašėm, kad jūs parašytumėt komentarus, tai ačiū, tų komentarų pakankamai sočiai buvo, kad išsivystytų pas mus neblogas tas pokalbis, ar ne, plius minus valandos laiko. Ir eidami per klausimus apžiūrėsime, apžvelgsime aplamai tą dabar vadinkime, kaip čia galime, turbūt tą sezono pirmąjį trečdalį, ar ne? Nes ką, dabar turime sužaistus 11 turų Premier lygoje, turime Čempionų lygos 4 rungtynės sužaistas ir turime 2 pergalės Karabao taurėje ir esame dabar patekę į ketvirtfinalį prieš Crystal Palace, ar ne? Taip. Tai aptarti yra tikrai ką, pasiginčyti dėl ko yra. Ir aš galvoju, einame prie pirmo klausimo. Ir Marius Dumalakas, geras mūsų bičiulis, ar nerašo, ką manote apie rinktinių pertraukas. Mano nuomonė, tai jos nereikalingos, išbalansuoja komandas ir plus dar traumų būna. Ir čia neapsėjome per šią rinktinių pertrauką, ar ne, be traumų. Gaila, bet Aidai, kokios mintis tavo? Kalbant apie mūsų klubo traumas, tai Gabrielis, aišku, turėjo menį, kuris iškrito minimum mėnesių skelbiamą, kas tikrai yra labai liūdnos žinios. Iš kitos pusės, aišku, mes dėl to ir turim coverį mūsų Mosquera, Hinkapyje, tai gal kaip nors išsisuksim. O šiaip, kalbant apie rinktinių pertraukas, tai aš suprantu, kad daug kas jų nemėgsta, aš ir pas jų nemėgstu ir jos, jeigu būtų mano pasirinkimas, aš irgi jų atsisakyčiau, bet FIFA nieko nekeis. Čia tiesiog šitas dalykas vis tiek bus. Bet kur matysim pasikeitimą nuo kito sezono, tai kad anksčiau, kad ir iki dabar tiesiog turėjom vieną rinktinių pertrauką rugsėjį, vieną spalį, vieną lapkritį. Dabar rugsėjo ir spalio rinktinių pertraukos bus sujungtos. Bus tiesiog tenai viena 3 savaičių pertrauka, o lapkričio išliks. Tai nereikės tiesiog turėti kas mėnesį rinktinių pertraukos, tiesiog vienos bus sujungtos ir turėsim vieną mažiau tiesiog ilgesnį laikotarpį, tai gal kažkiek situacija nuo kitų metų pasitaisys, tikiuosi. Bet aš irgi nesu fanas. Tikrai nesu fanas. Bet tai čia, žinai, fanas, ne fanas, pavyzdžiui, irgi dar vienas klausimas buvo iš Artūro, aišku, čia tokį, perskaitysiu viską, dar parašė, kad čia mes esam klubo fanai, bet ar mes nepriešinam pernelyg rinktinių langų ir klubinių čempionatų, kada rinktinėms tada žaisti, kada ruoštis, kada atrankas sužaisti, ar ne, vasarą žaidžia vėl blogai, žaidžia rinktinėse per langus vėl blogai. Ir po to jis dar rašo, kai dedame prioritetą tik klubiniam futbolui, ar ateityje neturėsim situacijos, kai į nacionalinę rinktinę nebeatvažiuoja kertiniai ir geriausi žaidėjai, ir jisai paminė Lietuvos krepšinėje, turime labai panašią situaciją. Ar ne, šitas nėra įmanoma, aš atsiprašau, tiesiog nes yra sankcijos FIFOs nustatytos, kad jeigu tai kviečia rinktinę ir tu atsisakai važiuot, tai tave gali bauduot ne tik piniginė prasme, bet netgi tu gali gauti banus už savo klubą žaisdamas. Yra tokia situacija nutikus Džioliui Matipui, gali susirast pasiskaityti. Aš nežinau šito dalyko. Yra toks dalykas. Nežinau. Tai rekomenduoju pasižiūrėti. Aišku, čia yra retas atvejis, bet šiaip tiesiog paprasčiausiai yra susitart su treneriu, kad tokios situacijos nebūtų. Bet jeigu jis tave primiktinai kviečia ir tu atsisakai, tai gali bauduoti klubiniam netgi futbolį. Bet žiūrėk, Dariušai, ką daryti? Realiai, ką daryti? Tai, ta prasme, žinai, visi puikiai suprantame. Babkės reikalingos ir čia nieko nebus, ar ne? Klubam, televizinės transliacijos tenais, ta prasme, tik iš to Premier lyga dabar ir yra, ar ne? Tai pasiekus, kas yra dabar, kurioje jinai vietoje, ar ne? Geriausia, realiai. Lyga pasaulyje, tai kaip mažinti rungtynių skaičių, išimti nereikalingas taures, kaip tai apeiti? Nes, ta prasme, realiai dabar
su trumpu suolu, nu tu realiai nepavežtum, ar ne? Jeigu tu turėtum dar rinktinėje žaidžiančius žaidėjus, nu tu įsivaizduok dabar Arsenalą, ar ne? Ir įsivaizduok Arsenalą prieš 7 metus atgal, kai iškrenta kertiniai kokie 7 žaidėjai. Nu kas tada žaistų? Tai mes įsivaizduokim Arsenalą prieš 2 sezonus, nes dabar Solą turim pirmą sezoną po nežinau kiek metų ir dėka to tai dar kažkiek tai su Merino sužaidėm tą paskutinį mačą prieš rinktinių pertraukėlę. Reikėtų optimizuotis. Faktas, kad kiekvienas žiūri tik tais į savo burbuliuką ir niekas nenori nieko atsisakyti, bet Anglijoje tikrai turime tą unikalų dalyką, kur turim 2 taures, kur Europoje viena yra taurė. Tas Carabao Cupas ir šiaip jau yra toks, nežinau, sakyčiau, toks dalykas turėtų būti 2, 3 lygai, ne 1. Tai pirmas dalykas, gal jį reikėtų naikinti. Aišku, pinigai, aišku, yra interesai ir nemanau, kad tas greitai įvyks. Bet kokie ten pinigai Karabavo? Tu prasme, ką, tu energetinį gėrimą remi ten eilę metų? Nu kokie ten pinigai? Aš visiškai pritarčiau kokia ten, kokybė, žinai, supranti, kai dar būdavo, aš neatsimenu kada, bet prieš kažkiek sezonų būdavo, kad Lyga kapą laimėtojas irgi keliaudavo į, man atrodo, Europos lygą. Tai dabar į konferencijų keliauja. Dabar į konferencijų, taip, nes FA taurės laimėtojas į Europos lygą keliauja. Nu, FA kapą laimė irgi, žinai, nu tai čia, bet tai kaip tam, žinai, nu, nežinau, mažesniam tai pasiekti, nu ten vienetiniai atvejai. Jo, aš nežinau, bendrai reikėtų visą struktūrą peržiūrėti, nes Nations League buvo pridėta, tai dar daugiau reikėjo rinktinių pertraukas daryti, dar daugiau mačų atsirado. Tas optimizavimas man visiškai yra nesąmonė. Mažo to, kad pats Pepas Guardiola, Klopas, visi jau irgi pradeda kaip treneriai sakyti, kad, ta prasme, tai yra per daug jau mačų, jau ko puikiausiai matom, tas pats Rodri ACL irgi trauma. Kai gavo su Man City ir dabar Man City's yra visai kitoks, kai Rodri neturi. Aišku, jisai dabar grįžo ir vėl Pepas pripirko dar 10+ žaidėjų. Bet bendrai, ką aš bandau pasakyti, kad su rinktiniam ir su klubiniu žaidimu, su tiek rungtynių nukenčia Indian patys žaidėjai. O tai, kad pinigai sukasi, nu tai sukasi. Nes čia gal labiau dabar ta nacijų taurė, ar ne, kaip jinai ten vadinasi? Jo, Nations League. Nu, tai jinai tą tautų lygą labiau, ar ne, išbalansuoja. Nu... Papildomai pridėjo. Papildomai pridėjo tiesiog daugiau mačų, daugiau... Nes kiek tu dabar, nu taip, žinai, paskaičiavus, kiek... Plus čempionų lygai prisidėjo mačų, irgi išplėtė. Buvo grupės su 6 rungtynėm, dabar mes turime 8 mačius. Tu dabar max gali, tarkim, paskaičiuokim labai paprastai, nu tai gerai, Premier League ar ne, ten 38 rungtynės realiai gaunasi, tai tenais FA Cup'e gali keliauti, ten +5, ten Liga Cup'e kokios +5, 10, pridėkime dar čempionų lygos lygoje. atkrintamosiom virš 60 rungtynių bus. Nu tai, bet aš turiu menį vienai komandai, tai taip. Nu kiek ten gali būti rungtynių kokių 12, nu, tai bendrai gal ir 60, daugiau. Jo. Tai plus rinktinių pertraukos, jeigu dar iškrenta pasaulio čempas, tai nu po to... O iškrenta pasaulio čempas, Europos čempas. Tai 70 gal ir net 80 gali susidėti per metus. Sunku. Dar treniruotės. Pasiruošimai, individualios visokios, ar ne, individualūs pasiruošimai. Nu tai panašiai, bet žinai, bet NBA pažiūrė, kokią turi pertrauką tarp sezono. Nu, didelė pertrauka. 4 mėnesiai. 4 mėnesiai, tai žinai, nu okei, jeigu tenais, bet tai jie, ką jam tenais įdomu tik tais vienas dalykas, nu tai olimpiada, kuri kas 4 metus vyksta. Tai pasaulio čempą tenais didžiausi starai dažniausiai net ir nelabai važiuoja, žinai. Tenais vietiniai tie čempai, tenais, žinai, Šiaurės Amerikos, nu irgi jie ten, nu nežaidžia. Galiausiai prie temos dar, kad kas nepadeda su pasaulio čempu, tai prideda daugiau rinktinių, prideda dar daugiau komandų. Daugiau mačų, mažesnė kokybė, sakyčiau. Gerai, žiūrėkit, Modestas. Panašu, kad traumos ir toliau šienauja komanda, pakalbėjom ar ne apie tai. Traumą patyrus Gabrieliui, Salybai pagalba greičiausiai ne vienom rungtynėm bus mestas Maskero. Apie tai pasikalbėsim ar ne. City įsivažiuoja, traumų jie beveik neturi, nusimato kova dėl titulo tik tarp šių komandų, klaustukas. Traumos nuspręs titulo likimą, klaustukas, Aidai.
Ką reiškia, ar gali? Nu, tai gali nuspręsti, tai ta prasme, nu, čia turbūt žiūrint, kada atsigausim, aišku, mes po to pavardinsim biškelį, ar ne, kada tie žaidėjai plius minus tenais planuoja sugrįžti. Nu, gerai, žiūrėk, tai pradėkime. Jesusas, ten, nu, turbūt mėnesio klausimas ten lyg yra, ar ne, kalba. Aš manau, kad jis labai jau greitų metų tiesiog nuo suolo pradės kilti, jau gal net ir vos ne kitą savaitę, aš taip įsivaizduoju. Gal, bet žinai, Jisai daug neduos, jisai kol kas. Havertzas, ar ne, turėjo lyg ir sugrįžti, vėl ten kažkas tai pasijautė, vėl dabar jau ten gal net ir kalbos apie naujus metus. Taip. Vos ne kažkas tokio. Gruodžio pabaiga kažkas tokio. Tai Gabrielis, tai čianais idealus pavyzdys, idealiausiam scenarijui vienas mėnuo, bet tenais kalbos yra, aš vakar dar žiūrėjau, Chrisą Watsą 1-2 mėnesiai gali, žinai, būti. Taip. Kas toliau? Odė turėtų grįžti, bent jau kiek pažiūrėjau, čia skaičiau, tai sakė, kad bent jau prieš Tottenhamą tai jau turėtų grįžti. Bet čia jau yra 3 kartas, kai jisai buvo traumuotas. Nu šį sezoną čia jo, čia žiūrėk, kad nereikėtų, žinai, laidoti. Jokerešas, nu irgi tenais, ar ne, čia turbūt savaičių gal klausimas, gal ten, nu, būtų, žinai, įdomu, Komfas plauk, šiandien ar rytoj yra? Rytoj. Penktadienį, ar ne? Yeah. Nu, atgaila, kad ne prieš podcastą, nu, bet nieko. Nu, tai turbūt tiek. Ir Martinėlis dar. Nu, ir Martinėlis, taip. Nu, ir Maduekė. Ir Maduekė. Ai, dar sąrašas. Tai gali turbūt traumos nuspręsti titulo likimo faktas, ar ne, Aidai? Gali, bet didžioji visa šita dalis žaidėjo apart Gabrielio, tai visi yra iš atakuojančių pozicijų. Tai mums reikia, kad jie pradėtų grįžti, nes tiesiog dabar į poziciją iš esmės po vieną žaidėją yra likusi. Ten Saka dešiniai, Merino puolime, Trosaras kairė. Jeigu kažkas iš jų atkris, tada bus didelė problema. Labai didelė problema. Neblogai skamba Merino puolime šiaip. Na, jau išbandėm šitą dalyką ir pernai prieš Realą, patyrė Realas jo galę. Bet, nu, šiuo atveju čia, aš manau, didelė problema ir reikia visų šitų bent dalies žaidėjų, kad jie grįžtų artimiausiu metu, nes taip, aš visiškai su tavim sutinku. Jeigu mes ilgą laiką turėsim žaisti iš esmės be keitimų šitose pozicijose, mes turėsim didelių bėdų. Tai, o artimiausias persekiotas dar šitam klausimui buvo City's paminėtas, tai, nu, pagrindė turbūt mes susičiūrė esam tos dvi komandas, nes Liverpoolis kol kas netrodo panašus į tą komandą, kuri gali mest kovą dėl titulo, 8 taškai minus. Aišku, viskas gali dar apsiverst, bet nenurašau iki galo, bet nu, vis tiek pagrindiniai favoritai yra mes ir City. Nu, tragiškai šiaip Liverpoolis. Nu, Liverpoolis tragiškai atrodo, nes aš dabar žiūriu per šituos 11 turų Premier lygoje 17 praleistų įvarčių. Tai yra, nu, košmaras. Jo, jiems labai nepasisekė, kad paskutiniam valandom, kai langas užsidarinėjo, negalėjo iš Crystal Palace nupirkti centerbacko, neprisimenu. Markas Gehi. Jo, aš manau, tas būtų labai jiems pagelbėję, nes dabar Virgilas nelabai atrodo kaip savas. Ir aš manau, in the end bendrai Liverpooliui yra keletą dalykų. Vienas dalykas tai, kad pagaliau Arne Slotas šiaip nupirko tos žaidėjus, kuris jisai nori naudoti, o ne tai, ką Klopas jam buvo palikęs. Kitas dalykas yra logiška, kad Žotas mirtis kažkiek tais vis dar rūbiniai turbūt yra. Aš tai dar įsivaizduoju, kad per vieną vasarą iškart pakeitus pusę komandos realiai. Nu, sudėtinga tai paimti ir susiklijuoti iš karto. Faktas. Bet tai jisai ten, žinai, bandė sutalpinti aplamai visus. Į aikštę ten Virtsas ar ne, ten aplamai. Įsakas Ekitikė. Tai, nu, aš nežinau, faktas. Šiaip atrodo, nu, nenormaliai įspūdingai, realiai dabar, ar ne, Liverpoolio sudėtis, nu, žinant, kad dar... Pavardės, tiesiog. Nu, pavardės, taip, bet žinai, nu, ten įsivaizduokim praeitą sezoną, jeigu toksai būtų Salah dabar, tai gal ir to jau tik ir te reikėtų, tiek ir tai būtų užtekę, ar ne, kad jie būtų, vadinkime, ten, kur City, žinai, dabar yra, arba kur mes. Bet, na, nežinau, čia šiaip toksai kol kas miegantis lokys, man atrodo, tas Liverpoolis, dar tų turų prieš akį daug, tai, nu, kaip sakoma, žinai, irgi nereikia užsiliuliuoti. Dabar pas mus, nu ką, Dariušai, turim 4 taškus prieš City, ar ne? City, nu, neblogai dabar jau įsivažiuoja lyg yra. Atgyja. Jo, atgyja kažkiek tai su Pepu. Aišku, nauji žaidėjai, irgi daug naujų žaidėjų buvo. Matėsi, kad suslipdė jau žaidimas jų. Tai kažkiek tai neramina, nes Pepas, aišku, tiek kartų jau laimėjęs Premier lygą, jisai žino, koks yra receptas laimėti Premier lygą. Bet tikrai mūsų dar nenurašyčiau. Ir jeigu mums reikia tiesiog žiupsnelį... Mūsų nenurašytum, palauk. Nesupratau, tai mes pirmą vietoj dabar. Jo, žinau, bet City's yra City's, ne? Okay. Nes antroji sezono pusėje, kai įsivažiuoja kaip traukinys, tai jų jau nesustabdysi.
ir aš turiu įtarimą, kad bus vėl taškas į tašką, bent jau mano nuomonė. Nes jau atrodė taip, jau atrodė... Kad mes pabėgtume. Galim, ar ne? Nu, atrodė jau viskas, ta prasme, jau vėl kartosis scenarius, kuris čia buvo prieš 3 metus, kur ten mes, kiek ten buvom nurūkę, 13-12 taškų. Oi, ne, mes neturėjom dviženklės persvaros. Blemba, nu tikrai turėjom. Aš prisimenu, kad 8 tai tikrai buvo, ar dviženklė buvo, aš neprisimenu, žinok. Ne. Aš 8 prisimenu. Turbūt lygini su Liverpooliu ir City'u pačiu, nes vis tiek ten Bournemouthas ir visi kiti dar kažkiek tais buvo arčiau. Nu, metrašius pakelsiu, kai ne podcastas bus, pasikalbėsim. Bet, nu, okei, žiūrėkite, į tą pačią temą. Klausimas vėlgi Artūro. Ačiū Artūrai, kad tu toks esi geras žmogus ir užduodi tiek daug klausimų. Po rinktinių pertraukos mūsų laukia Sparsai, Bayernas, Chelsea. Ar sutiktumėte leisti atsarginius prieš Bayerną Čempionų lygoje, nes Premier lyga yra svarbiau šiuo metu? Nu gerai, jūs juokitės, prunkštaukit, bet dabar rimtai, surimtėkime ir rimtų veidų Aidai. Gali atsakyti šitą klausimą? Nu, aš manau, kad nesąmonė ir tiesiog įsivaizduok Artetą Čempionų lygoje prieš Bayerną išleidžia antrą sudėtį su Daumanais ten prieš akį. Nu, man tai atrodytų absurdiška tiesiog. Aš suprantu tą mintį, kad Premier lyga galbūt yra prioritetas, nes pralaimėjus vienas Čempionų lygos grupės rungtynes, nu, tau tai didelės įtakos nedarys ir tu tikėtina vis tiek dar būsi aštuntukė, jeigu tu kitur nesupjausi. Aš šitą suprantu, bet nu, aš neįsivaizduoju, kaip tu tiesiog dar prie namų sirgalių tu suleidi visą antrą sudėtį ir tiesiog ne, tai būtent. Rungtynės. Tai jeigu tai būtų rungtynės paskutinės grupės rungtynės, kurios nieko nelėmė. Net nebūtinai, ne, žinau, kol Čempionų lygos himnas groja, tol to nebus, aš manau, nes jeigu tai būtų Europos lygos ar konferencijų lygos rungtynės prieš Bayerno Müncheno antrąją komandą, arba tenais prieš Bayern Müncheno komandą, kokia ten yra Müncheno 1860 kažkokia. Yra tokia kažkokia. Tai vad jeigu prieš ją gal, žinai, bet... Nu, ne, žinant, kokios kainos į Čempionų lygos rungtynės yra Emiratų brangiausiam turbūt stadione, nu, nežinau, Europos futbole ar ne, čia būtų, nu, ką žinau, nepagarba. Plus, kad žinant, koks maksimalistas yra pats Arteta ir šitam antram sezone naujos Čempionų lygos formato dabar pirma ir antra vieta labai daug ką duoda irgi, kai tu turėsi daugiau namų rungtynių play-offuose. Tai aš manau, Arteta tikrai neleis jokios ten antros sudėties ir panašiai. Aš manau, tiesiog jisai bandys daugiau rotuot, logiška ir aš galvoju, gal ir integracija kažkokia gali būti. Nu taip, žinai, net koks Jesusas, nu kaip pavyzdys, žinai. Nu jeigu jisai tikrai pilnai sveika 100% pasiruošę žaisti, nu kodėl ne, žinai, pasibandyti. Viena kita integracija, aš manau, gali būti. Tai jo, ten galbūt šitas Nelsas, šitas Lewisas Kelly taip. Gali ten pasirotuoti, ar ten koks Benas White'as, tai viskas okei su to, nieks ten didelių klausimų, žinai, nekeltų, bet ne visą sudėtį. Bet čia geras, bet ar tu dar norėjai kažką? Ne. Tai čia važiuok, pakalbėkime apie tai, nes nutolom nuo tų ar ne traumų, bet pagalvoti, kas gynybui žais reikia. Ir, nu, Kalafioris ten dabar klaustukas, aš kaip suprantu. Klaustukas turbūt gaunasi. Bet jau su Tottenhamu tai jaučiu gal dar klaustukas. Nu, taip. Bet po to tai tikrai turėtų. Nes kaip tada dažnai viskas atrodo, tai tada bet kokiu atveju Lewisas Kelly jisai startuoja, kairėje pusėje, centre žaidžia Maskeras su Saliba ir dešinėje turime Timberį. Ir Beną White'ą ten tokį... Aš kiek pastebėjau, tai Lewisas Kelly mes labiau naudojam, kai reikia truputėlį daugiau gintis ir nežaidžiam prieš autobusą, o kai žaidžiam prieš autobusą, tai mes daugiau naudojam Kalafiorį, nes Kalafioris tada tiesiog bėgioja po visą aikštę belenkur. Bet tu nori, aš tai noriu paprieštrauti, tu ką nori pasakyti, kad Maitlandas Nilsas nėra pažeidžiamas gynyboje? Ką? Ne, bet man markingas, aš manau, jo yra daug geresnis negu Kalafioris. Ar tu specialiai pasakai Maitlandas Nilsas dabar? Maitlandas Nilsas? Lewisas Kelly. Tu man įmušiai. Lewisas Kelly, tai žiūrėk. Bet aš manau, kad šiaip Kelly atrodo toks biški neritme, ar ne? Ir kažkuriuose rungtynėse jisai, man atrodo, startavo ir tenais per jo šoną buvo ten tokių, prasimetimų, buvo tenais ir viena ta situacija, kur tenais gal net ir raudoną galima buvo rodyti, kur ten geltoną parodė, ar ne, man atrodo, bet ten tokia buvo biški ant ribos. Jis jau ir taip, kai buvo, žinai, ritme biški galvą pamesdavo, o dabar toksai, žinai, biškelį jam šokeris, lyg ir kontraktą gavai,
Bet Kalafioris, žinai, neblogai atrodo ir Hinkapija dar, žinai, paimtas vos net tenais į tą, žinai, poziciją. Tai taip gal sumaišti, žinai, kažkiek pas vaikiną, žinai, galvoja yra. Jo, net nežinau, ką tau ir pridurti. Mano nuožiūra, jo, Hinkapija šiaip gali būti irgi jau naudojamas kaip opcija. Bet kadangi Bet Gabrielis... centre ar kaip kairiai? Ne, kaip kairiai. Bet kadangi Gabrielis dabar iškeitęs, tai jaučiu, kad nelabai jisai gal labiau bus O Bayerė, kuris žaidė Hinkapija kairiai ar per... Nes jis šiaip kaip ir centro gynėjas, bet po to... Aš kaip supratau, jis ir ten gali žaisti, bet aš nežinau, negaliu pasakyti. Man atrodo, kairiai jisai žaidė. Kaip ir su visais mūsų, ta prasme, žaidėjais ten, jie yra tokie... Nu taip. Multitulsai. Kas Benui Vaitui yra nutikę? Ta prasme. Čia dėl žaidimo laiko klausimas? Tai turbūt, kad ir žaidimo laikas ir... Jis ten kažkurį laiką tai traumuotas, kaip tai buvo traumuotas faktas. O šiaip tai Timberis turbūt atrodo monstriškai. Čia yra pagrindinis dalykas. Čia yra... Yep. Bet čia mes dar šiek tiek kalbėjom tada, lyg ir sakėm, kad Beną Vaitą, ar ne, sezono pradžių tu būtų matęs idealiam scenarijui labiau, ar ne? Jo, nes kai mes šnekam būtent apie dešinį tą šoną, jie labai buvo susižaidę su Saka ir taip toliau. Tai galvojau, kad grįšim prie tų senesnių laikų, bet kadangi jo, kaip Aidas minė, Timberis yra tiesiog monstras, tai nėra šansų Vaitui, tai jisai bandė bent jau gauti tada kitus mačus, kurie yra gal less important. Nu, nekeičiamas dabar turbūt yra Timberis tokių žaidimų. Absoliučiai. Ir mačiau, kad kažkuris mūsų Lietuvos rinktinės žaidėjas jam paskojas nesulaužė, tai kiek žinau, iš pranešimų viskas okei turėtų būti. Nemačiau, kad kažkokias problemas. Gerai, kad rinktinė langų nežiūri. Nu, blemba, tai čia mane tai klausyk reikės atsukti dabar įrašus, kas ten įsivyko. Įdomu. Gerai, Donatas Montvydas, nedainininkas čia mūsų bendruomenės narys. Ar pritarėt kai kurių fanų nuomoniai pralaimėti kai kurias nelemenčias rungtynės, kai vasarą buvo išleista daug pinigų komandos giliui? Nu, tai mes čia tas pats apie Bayerną, čia tas pats. Bet aš nežinau, ar čia ta naratyva labai tokia plaukianti yra stipriai. Nu, ne. Ar jūs girdėjot kažkur tai? Aš tai tik iš mūsų Artūro ir šiaip poros tokių... Čia yra mūsų fanų norai, ta prasme, nes mes labai norim prioritizuoti kažką tais. O taip kaip Arteta veikia, dar kartą pasikartosiu, jam nerūpi, ta prasme, jokios nuomonės. Jisai mato tą vieną mačą kaip sekantį ir jisai stipriausia sudėti vos ne visada pasiims. Gerai, Hebra, kalbėjom šiek tiek apie gynybą, biškelį dar joje liekame ir čionais buvo Deivido Kasiliausko teiginys, ne klausimas, o teiginys Best Defenders in Arsenal History. Ar ne? Nes aš buvau įdėjęs nuotrauką, kur yra Mustafi ir Sokratis. Tai kokie atsiminimai iš to laikotarpio, Aidai, tau pačiam yra? Nes tas gynybinis duetas, žiūrėk, bet tu iš pradžių išklausyk manęs. Gerai. Prieš perkant juos, mes pirkom pasaulio čempioną, ne? Ir pirkome Borusijos vieną geriausių Bundeslygos gynėjų. Aš prisimenu pats, kad perkant hypas buvo didelis ir iš mano pusės irgi. Ir dauguma fanų gerai vertino, ir aš prisimenu Mustafi, kai startavo, jisai tam tos pirmo vos ne pusmetį, tam vos ne, ir kažkas ten 3-4 mėnesiai, jisai žiauriai gerai atrodė. Ir paskui... Nežinau, kas ten nutiko. Tai tu manęs klausai, kokie mano prisiminimai iš to laikotarpio, tai labai liūdni. Labai niūrus. Aš labai nenorėčiau sugrįžti tuos laikus. Tai, ką mes turim dabar, tai yra nesulyginama su to, kas buvo anksčiau. Iš tikrųjų, tiek Mustafis, tiek Sokratis, realiai aš pasižiūrėjau, žinai, jų Instagrame neseku, labai ir nesidomiau, kaip jie kur toliau žaidė, bet aš galiu pasakyti, žinokit, jums vieną, jų karjera Arsenale ir baigėsi. Taip žiūrint, realiai, Mustafis aplamai yra, jam šiaip nėra daug, jam yra 33 metai, jis jau yra prieš 2 metus pakabinės būcus ant vinies, jisai iš Arsenalo nukeliavo į Bundeslygą Šalkę, kai buvo sugrįžus, man atrodo, jie į Bundeslygą, sužaidė tenais nemažai, tada persikėlė į Levantę tenais biškį sužaidė rungtynių ir viskas, ir pasibaigė karjerą. Su Sokračiu labai panašiai, jisai, aišku, dar šiek tiek daugiau pažaidė. Jis vyresnis, ne? Jisai ir vyresnis, bet jisai po Arsenalo į Olympiakosą,
Po Olimpiakoso dar tenais 23-24 metų sezone į Betisą nuėjo 15 rungtynių sužaidė ir irgi užsibaigė karjerą. Nu, bet jam, žinai, dabar 37, jisai 23-24 metų sezone pasibaigė karjerą, tai dar labai neblogai, žinai, atrodo. Normaliai. O Sokratis 33 metų, šitas, atsiprašau, Mustafis 33 metų, nu tai dabar Van Dijkas 33 metų, nu vis dar atrodo geriausias gynėjas, ar ne, Premier lygos, kai kurie dar taip kalba. Tai šiaip, nu, keista, ar ne, kad taip, nu, nesusiklostė tą karjerą, bet negana to, šitie du bičiuliai nuostabus buvo vieni žemiausių gynėjų, vienas žemiausių gynėjų duetų, tai Sokratis buvo vos 1,86 m, Mustafis 1,84 m. 10 cm už mane aukštesnis Mustafis, bet aš vis tiek galiu sakyti drąsiai, kad tai yra žemaūgis kaip gynėjas. Nu, nėra labai aukštas, 1,84 m. Kai mes dabar turime Salybą ir Gabrielius, abu du virš 1,90 m bokštai, ar ne? Ok, tu tiesiog pasakai, vienas iš žemiausių duetų, tai kai pasakai skaičius, aš galvau, kad buvo žemesnių tiesiog. Nu, Koščelinis buvo aukštesnis, Koščelinis plus prie savęs turėjo visą laiką Mertezakerį, tai jau bendrame centimetrų lygmenyje jau yra labai nemažai, ar ne? Tai, nu, ten Davidą Luizą gali įpaišyti, bet jis irgi, man atrodo, virš 1,90 m buvo. Tai šiaip, nu, vienas, aš bent jau kaip perbėgau, ką mes turėjome, man visą laiką atrodė, kad galbūt šitas, blemba ištotės, kai mes pavogėm gynėją. Sol Campbell. Campbellas. Ai, Campbellas. Galvau, kad jisai kažkaip žemas, bet jis irgi ten 1,89 m, tai, nu, irgi pakankamai aukštas. O čia bus kvizas, gerbėmieji, iš manęs jums. Labai gerai. Nenutolsim nuo šitų dviejų veikėjų. Sokratis kanonierių gretose pelnė 6 įvarčius, o Mustafis 9. Tai bendrai sudėjus mes turime 15 įvarčių iš šito garbaus dueto. Ir aš jums dabar vardinsiu 10 žaidėjų ir jūs turėsit pasakyti, ar tie 10 žaidėjų pelnė daugiau negu 15 įvarčių savo Arsenal karjeroje ar mažiau. Čia duetus lyginsim. Ne, čia ne duetų, čia aš juos kaip vieną. Kaip vieną skaičiuoju. Jie bendrai 15 įvarčių įmuš. Okay. Tai imkime ribą 15 įvarčių ir dabar klausimai jums. Jaja Sanogo. Mano manimu mažiau. Mažiau. Skaičiuokit savo taškus. Taip, Jaja Sanogo tikrai mažiau įmušė, jis įmušė vienintelį savo įvartį Čempionų lygoje. Ten buvo 2 ar 3 minutė. Taip, ir tai buvo vienintelis jo įvartis Arsenal gretose. Makam, taigi Emiratų kapė turėjo ten hetriką kažkokį, bet tai spirots. Tai. Aha, vienas. Legenda Jackas Wilsheras. Daugiau. Nu, turbūt bus daugiau. Aš ir taip irgi manau. Mažiau, 14 įvarčių. Ai, ant vieno. Prigavai čia. Bet čia, žinai, nu čia bus tokių prigaunančių, bet bus ir biškiai tokių rimtesnių. Tomašas Rosickis. Tikrai daugiau. Mažiau. 2-1. 28 įvarčiai Tomašas Rosickis, ženkliai daugiau. Nemažai sezonų sužaidė, žinai, Tomašas Rosickis. Nebuvo jisai labai mušantis, bet tenais kiek jisai, kokius 7, gal 6 sezonus tikrai žaidė. Nu, iš kur visą laiką buvo traumuotas daugiau laiko negu sezonas buvo. Taip, 2-1. Netoks traumuotas kaip Wilsheras. Taip, tikrai ne. Tada kalbam apie karalių, apie Nikolasą Bentnerį. Daugiau. Tikrai daugiau. 47 įvarčiai, pagarbos daugiau šitam žmogui reikia. Jisai sužaidė pas mus 117 rungtynių, kem 7 įvarčiai. Haireitas gal nėra labai toksai jau geras, bet vis tiek 47 įvarčiai solidu. Visai dabar nepatraukytų. 3-2. Edi Inketija. Irgi daugiau, manau. Daugiau. 38 įvarčiai, 4-3. Nugalėtojų prizas, pasižiūrėsim, kažką sugalvoti. Tada tokį turėjome veikėją, vienintelį be to armėną Arsenal gretose, Henriką Mikitarianą. Aš prisimenu, vis kažkuriuose rungtynėse hetrikai buvo. Hetrikai asistų buvo. Tai mano spėjimas ne. Ja, mažiau. Mažiau, 9 įvarčiai. 5-4. Skaičiuokit patys. Gerai. Tada vienas iš, vadinkime, brangakmenių, bent jau Vengeras, taip jį buvo įvardinęs. Iš jo gal ir nesigavo labai gerai apšlifuotas brangakmenis, bet mes jį atsimenam. Pavardė Gervinio. Aš viso vardo ir pavardės tikrai neskaitysiu, bet tai yra Gervinio. Nu, atsimenate, ar ne? Vis laiką tą bendą užsidėjęs tokį būdavo, tas kasytės tokias išlindusias. Dramblio kaulo kranto atstovas, man atrodo, jeigu neklystu. Nu, bičiuliai. Daugiau. Aš manau mažiau, žinok. 11 įvarčių. Yes. 11 įvarčių Gervinio. Dieve padėk, kur tu buvai, kai
kai atrodė Vengerui, bet Vengeras visą laiką mėgo, ar ne, to šposus. Jaja Sanogo. Nu, apie ką mes kalbame? Gervinio. Japonų pripirkęs tenais buvo. Klausykite, dabar dar vienas. 6-4 rezultatas. Dar vienas perlas. Maronė Čamak. Bet tos legendinės rungtynės su Redingu Karlingė buvo. Taip. Bet mano spėjimas mažiau. Daugiau. 14 įvarčių. Yes, 7-4. 7-4 ir dabar šiek tiek pagarbos ir surimtėjimo Mikelis Arteta. Čia geras. Sunkoka. Bet jis nemuždavo daug. Ne, mažiau, manau. Nu, turbūt mažiau, žinau. 16 daugiau. Ai, per vieną. Specialiai pasirinkai, ne visus 16-14, kur tai... Nu kur, nu tai ir 47 buvo. Nu ir dabar žiūrėkite, ir dabar mūsų, nu... Dar aš klausimą turėsiu po šito, vadinkime, kvizo, bet Gabrielis, mūsų gynėjas. Jisai labai arti. Jis labai arti, bet spėju, kad turbūt dar trūksta. Mano spėjimas visgi mažiau, vėl bus kokie 13-14. Daugiau. Šlikštus šungrubėtų. Daugiau, 22. Oi, tu savo, wow. Man reikia rizikuoti, anyway. Jisai, žinok, jisai labai arti Koščelnį jau yra, labai arti Koščelnį. Tenais galima Tony Adamsą turbūt dėti tą lentyną, bet mes kalbam apie Premier lygos įvarčius. Tony Adamsas dar tenais toj vadinkime, nu kaip jinai, aukščiausia tada tuo metu Anglijos lyga ar nebuvo vadinama, buvo sumušęs nemažai. Ir mano klausimas jums, Aidas laimi, sveikinu, o mano klausimas, jeigu reikėtų pasirinkti, Gabrielis ar Saliba? Nes mačiau vieną tokį klausimą vienam dabar Arsenal podcast'e. Tiesiog vienas iš šitų... Nes vienas yra Rolls Royce'as, ar ne? O kitas yra tu patapęs absoliučių emocinių lyderių, ta prasme, nu, kapitonas, realiai, kapitonas kanonierių. Tai jeigu vat reikėtų vieną pasilikti, o kitą parduoti, išsigrynint. Mano asmeninė nuomonė, tai Gabrielis yra mūsų pagrindinis žaidėjas. Ir man jisai arčiau širdies, aš norėčiau, kad jis liktų. Aš lygiai taip pat jaučiuosi. Man labiau patinka būtent emocijos. Turbūt prieš porą sezonų sakytume dar Salibą, ar ne? Kai jisai važiavo su tuo savo... Jo, bet dabar kažkaip tais jau, kai mes ir tą solą ilgesnį turim, ir tokį gerą pirkinį kaip Muskera turim ir taip toliau, jau gali susitaikyti su to faktu, kad galimai Saliba gali keliauti. Labai aišku, smagu, kad jisai vis dar nori žaisti su mumis ir laimėti taures ir taip toliau. Ir kontraktą pasirašė gynėjas. Taip. Ne, nu tai čia, kad dabar su kontraktais gražiai dirba kanonieriai, tai čia yra tik tais aplodismentai, žinai, jiems. Bet mano, žinokit, irgi turbūt būtų pasirinkimas Gabrielis, bet tik vien dėl to, koks jisai emocinis lyderis. Ir ta pati transliacija iš burnos sklindanti pas jį yra kitokia negu pas Salibą. Saliba vis tiek kažkur tu tenais paslėptuose tuose žodžiuose gali surasti ar ne tą norą prisijungti prie Madrido, nes jau vis dar užklausė čia dabar, man atrodo, kažkada jo ar būtų, žinai, noras, tai faktas, kad būtų noras laimėti iš pradžių su Arsenalu, bet jisai, aš kaip suprantu, turbūt nespjautų, žinai, tą dalyką, kad galiausiai jisai atsiras tenais ir man tai čia biški žvaigždėse parašyta, man atrodo, kad Saliba ir Realas yra kaip toksai kažkada must. Aš manau ir mums kada nors reikėtų pagaliau parduoti žaidėjus už gerą sumą irgi tai. Aš manau, kad nereikėtų parduoti, jeigu žaidėjai nenori išvykti ir jeigu jie yra mūsų lyderiai ir mums taip. Gerai žaidžia. Tai... Viskas tvarka, viskas, lekiam. Manvydas rašo, sveiki vyručiai, labas. Yra posakis, čempionatus laimi gynyba, o rungtynės puolimas. Kaip manote, ar su šių metų Arsenalo gynyba jau yra ta, taip ir parašė, ar šių metų gynyba jau yra ta, kuri laimi čempionatus? Ne, nes dar nelaimėjo čempionato, bet turbūt taip, kad tai gali vykti. Viena pagrindinė priežasčių, ko mums trūko paskutinis porą metų, aišku, yra puolimas. Aš manau, gynybą mes labai gerą turim išsivystyti, bet jo, viskas prasideda nuo gynybos man, tai aš pritariu, kad gynyba yra pagrindas. O dabar, kai turim puolimą, tai manau, tom ir turim didelį šansus laimėti pagaliau Premier lygą. Aidai. Aš visiškai sutinku su šito pasakymu, kad gynyba laimi čempionatus. Ir iki rungtynių su Sunderlandu čia jau buvo pradėti skaičiavimai, kad mes einam rekordiniu tempu, kad galim pamušti tą rekordą. Per sezoną praleistų įvarčių Chelsea ten 15 buvo, 2-4-2-5 sezone. Tai dabar, aišku, tos rungtynės su Sunderlandu numušė šitą hypą, turbūt nebus to rekordą, bet vis tiek 5 įvarčiai per 11 rungtynių prasileista, tai čia... Ten dar buvo vienas klausimas, bet aš dabar netrandu, buvo klausimas, ar tai yra geriausia gynyba planetoje, žinai, šiuo metu. Šiuo metu manau, kad taip. Kodėl tu juokiesi?
Ne, man juokingas klausimas tiesiog. Tokį užduotą. Visatoje. Bet aš šiaip pasižiūrėjau, aš paprašiau savo gero draugo ChatGPT, kad jisai man išrašytų praleistus įvarčius, kiek per kiekvieną sezoną nuo 92 metų kanonieriai Premier lygoje praleido įvarčių. Ir aš čia atrandu tokius skaičius, kad praeitas sezonas buvo 29 praleisti įvarčiai, tada labai nemažas gepas 2003-2004 sezone 26 praleisti įvarčiai ir tenais jau gudžiais 98-99 buvo 17 praleistų įvarčių. Tai tokiais tempais gali būti, kad bus tas visgi įvarvolintas kanonierių rekordas Premier lygoje praleistų įvarčių. Nu, kas dabar vyksta su mūsų gynyba, tai neįtikėtina. Mes, kiek ten buvo rungtynės, buvo 2 rungtynės iš eilės, kad kai varžovai mum net į vartų plotą smūgio netliko, tada vienose rungtynėse su Pelasu užskaitė Enketijos smūgį į vartų plotą, kuris ten tiesiog galvo kamuolį palėtė, ten net smūgis nebuvo. Ir tada vėl kitose rungtynėse su Barnliu vėl mum į vartų plotą nieks nepataikė. 3 iš 4 rungtynių buvo. Dar ir Čempionų lygai berods buvo ten kažkuris mačas. Ir 7 klinšytai dabar Premier lygoje. Tai mums varžovai net nesmūgėjo į vartus, tai čia yra tiesiog gniuždanti statistika žaidžiant prieš Arsenalą varžovam, aš manau. Tai... Ir nepamirškim Čempionų lygos, to prasme. Taip. Ten irgi. Mes ten vis dar nesam praleidę. Taip. Tai gerai, ir toliau linkime nesėkmės mūsų varžovams. Povilas klausimą tokį duoda, čia sakau, irgi galim biškelį ilgiau prie jo pasėdėti. Odegaard out? No fucking chance, man. Aš kitaip pagalvojau apie šitą klausimą. Aš pagalvojau, o kuom jį pakeistumėme mes, arba Povilai, kuom tu jį pakeistum. Ir pagalvojau, kad galim pakalbėti apie žaidėjus iš būtent Premier lygos. Nes mes tenais, pripažinkime, labai kitų čempionatų nestebim. Gal stebim, bet ne tiek, kad galėtume labai ar ne patarti, ką čia pirkti. Ir šiaip nesam labai jau tokie ekspertai dideli, labiau tiesiog kalbančios burnos. O Premier lygoje tipinių 10 numerių aš absoliučiai nerandu. Tai yra Bruno Fernandešas. Tikrai. Kuris žaidžia 8 šį sezoną. Kuris 8 žaidžia ir mes nekeistume jo Odė. Tai aišku, faktas. Yeah. Tada yra Virtsas. Kol kas nesusipratimas. Kol kas turbūt irgi nekeistum, ar ne? Aišku, kad ne, ta prasme. Tada Reindersas. Bet Reindersas toksai jisai labiau 8. Aš irgi 8 žaidžia. Bet gali kažkiek gal jisai buvo vis tiek bandomas pirkti tą De Bruynes ar ne poziciją. Aišku, gal dabar tenais... Tai gal tas Čerky labiau į tą poziciją, ne? Bet Čerky mes turime. Man Čerky tai yra Eze. Čia nėra kreatyvus 10 numeris. Čia yra toks labiau bėgantis, prisuktas. Tada Damsgardas, ar ne, kuris dabar galbūt neblogai atrodo Brentforde. Bet vėlgi, ar tu keistum? Ne. Ne. Ir tada lieka vienintelis man toksai variantas, tai Sabošlajus, kuris kažkiek arčiausiai to, kad galbūt bandytum, nes dydis toksai, muskulinis dydis, kurį mėgsta Arteta, bet vėlgi, jisai nepadarys to, ko Odė gali padaryti. Odė, man atrodo, šiam momentui, kad ir kaip jisai žaidžia šitą sezoną prastai, jis yra vienas geriausių 10 numerių. Geriausias 10 numeris. Ir sakyčiau, jisai nežaidžia sezoną prastai, jam tiesiog žiauriai nesiseka su traumom. Jis tiesiog iš vis beveik nežaidžia, tai čia yra problema. O tas rungtynės, kur jisai buvo, labai daug tokių kertinių pasų buvo, kaip jisai senais gerais vakais tą daro, tai... Nežinau. Ir dar yra traumuotas Madisonas, kurio nepaminėjai iš... Aš iš tos komandos neminiu šiaip žaidėjų, tai nemanau, kad ir vertėtų minėti. Okay. Madisonas, mes kažkada jo labai norėjome, ar ne, bet nupirkome tada Odę. Taip, būtent tada ir buvo ta diskusija šitų 2 žaidėjų. Tai visi kartu, 3, 4, ne. Taip. Gerai, Andrius rašo klausimą, ką rinktumėte 10-mečio Arsenal žaidėjų. Ir tie 10-mečiai nuo 2000 iki 10, ar ne, ir nuo 2010 iki 2020. Ir aš jį pasižiūrėjau, mes kadaise dar laukiniais gudžiais 2020 metais su Aidu, su Artūru ir su Gedu draftavom. Kodėl draftavom? Todėl, kad Basket Newsai tada draftavo irgi, nes buvo populiaru. Pandemija buvo, nebuvo ką veikti, reikėjo draftuoti. Visiems draftuoti ir mes tada prie netgi visų, aš atsimenu, 7 žiūrovų
live transliacijoje. 3 valandas draftavome žaidėjus, tokie visi išsigandė dar pirmųjų tų laivų. Ir pasižiūrėjau aš tas komandėlės. Aš nežinau, gal jūs norite patys įvardinti 10 ir 2000-2010 metų žaidėjas. Aš manau, kad čia nėra klausimų, tai Thierry Henry. Čia tiesiog geriausias mūsų istorijai klubo žaidėjas. Gal kažkiek jo, pritariu, gal kažkiek dar gal Fabrikasas, kol jisai buvo. Jo, tai čia, žinai, aš galvoju, kas čia dar paminėtini. Nu, tai gerai, Vieira, Piresas, gali būti... Ljungbergas, Jensas Lemanas, nu kaip vartininkas ar ne... Kas tada dar? Robinas Van Persis, jisai dar iššoko į tą traukinį, jisai dar buvo jame, ar ne? Denisas Bergkampas, bet jisai tenais jau užsibaiginėjo, kaip ir tam 10-metį, ar ne? Fabregasas jisai pradėjo, man atrodo, irgi jau į pabaigą. Jo bent jau, aš matau, kad jisai pikintas yra 9-10 sezono, tai reiškia, jo pikinis sezonas, va tas važinai buvo. Pikinis jo, bet jisai pradėjo žaisti dar mūsų Invincible sezonis, jau buvo toj sudėty. Jep, tai jisai ten geras 5-6 sezonas visgi buvo. Aleksandr Hleb dar buvo toksai žaidėjas, Edu, ar ne, išdavikas ir tegul dabar jam nesiseka, Viltoras, kas čia dar žiūriu, Solas Campbellas, Reyesas amžinatelsi. Nu tai faktas, kad Thierry Henry, nu čia nėra ką kalbėti, čia šiaip gal kalbėtume apie tą antrą vietą. Čia jau būtų diskusija. Aš tai Vieira imčiau. Patrikas Blemba su savo ilgom galūnėm, raudonų kortelių vežimu, man patikdavo. Turbūt. Logiškiausia. Klausimų gal labiau kyla, kai mes kalbam apie 2010-2020 metų žaidėją, bet aš čia turiu turbūt savo, žinokite. Aš irgi savo favoritą turiu. Nu ką? Tai manau, kad Aleksis Sančesas? Blemba. Mesutas Ozilas? Mesutas Ozilas. Man irgi. Aš galvojau apie tai irgi. Nes Sančesas vis tiek jisai atėjo po Mesuto. Vienas sezonas po, vienu sezonu vėliau jo. Ne, Aleksis Sančesas jisai buvo mašina, nu ta prasme, kai iš Bartos nupirkom jo, ten jo įvarčiai, aš atsim prieš Aston Villa FA Cup, kai jisai ten tą paleido lyginamai blemą ten. Ne, mes jos 4-0 su FA Cup finale. Gal 4-0, bet ten po galvą, ten, nu ta prasme, šiaip kosmosas. United irgi tokį panašų buvo įleidęs. Taip, bet tada matai, su gynėjais buvo, nes aš matau, pavyzdžiui, Artūrą, aš dabar jums pasakysiu, Artūro komanda gynyboje, ar ne, nes mes draftinom Artūro gynybą. Monrealis, Koščelė, Mustafi ir Kalumas Chambersas. Nėra labai turbūt simpatiška. Aidas, palauktų nesijuok. Žael Kliši, Vermalinas, Sokratis, juokinga tau ar nelabai, ir Bakarys Anie. Nu, mano gynyba geresnė. Mantas Radžiūnas, Sedas Kološinacas, kai dar mokėjo muštis, Davidas Luizas, Mertezakeris ir Belerinas. Nu, Belerinas turėjo tų gal sezonų keletą. Iki ACL savo. Iki ACL, jo. Nu, bet čia turbūt jo, čia gal yra labiau... Nes ten papuola, žinai, ir Auba galima tenais pridėti. Net Van Persis papuola savo nesveiką sezoną. Van Persis papuola, Podolskis, Teo Walcottas šiaip turėjo neblogų ar ne sezonų, tas pats Tomašas Rusickis tikrai daugam patinka. Labai. Ir šiaip, skrimerių porą yra turėjęs, ar ne? Tokių, kur, wow. Į mūsų būsimų sekmadienio varžovų vartus. Taip. Kas dar? Fabregasas, jo, Džekas Vilčeras, matau, Kozorla. O, šitas. Kozorla labai trumpai žaidė, visgi, porą sezonų tik tais. Matai, aš tai galvoju, žinai, kad Ozilas būtų absoliučiai be klausimų, jeigu viskas būtų užsibaigę šiek tiek kitaip. Aš manau tiesiog, kodėl aš į pirmą vietą dedu, yra vien dėl to, kad jisai buvo tas pirminis po labai ilgo laiko geras pirkinys. Major transferas. Exactly, ir po jo po to buvo ir Sančesas ir taip toliau, nes be Ozilo gal to ir viso nebūtų. Ir tada jau dar turėjome Žirų to laikotarpio, tai tas Žirų ir Ozilo. Gerai, buvo geras. Varome toliau ir čia toksai yra klausimas, kaip ir kada pradėjote palaikyti Arsenal, Dariušai? 2002, man atrodo, kai mama nupirko Gariūnuose man Mikey Henry. Okay. O rungtynės kažkokias prisimeni pirmas, kokias žiūrėjai? Aš finalą žiūrėjau tarp Arsenalo ir Barsos, tos gerai prisimenu. Bet čia 2-6 jau? 2-6 jo. O neprisimenu, kad ten daug žiūrėčiau. Čia buvo labai jau seniai. Invincible sezoną neprisimeni? Prisimenu, kai jau žiūrėjau po to, žinai. Bet Invincible dar nerodė Lietuvoje, ta prasme, nebuvo kur rodo. Ten, ta prasme, realiai aš atsimenu gal kokiais 2005 metais, tik tais per 5 kanalą pradėjo tą Premier lygą. Iš kito podcast'o Go3 liūtai minėjo, kad 4-5 sezoną jau rodė.
4-5 Jo, sezoną. tai čia jau buvo po Invincibles Tai iš karto. vat, jo. Tai... Na tai va, aš tiesiog nežinau, prisimenu, Aidai. kaip liūdna buvo klasikai, atėjau, kai Barsa tada laimėjo. Va, tai aš tau pasakysiu istoriją. Jo, mano istorija, tai kad aš iš vis konkrečiai prisimenu, kad šiaip futbolo mačą kažkokį žiūrėčiau, tai dar buvo 2005 vasarą, kai FBK Kauno su Liverpooliu žaidžia. Tai tiesiog mano pirmas kažkokios rungtynės, kurias aš prisimenu. O dar tuo metu palaikomo klubo neturėjau ir 2005-2006 sezonas buvo ir mokykloje ten buvo mano pora klasiokų, kurie labai svaigo dėl Barsos ir Ronaldinho, jis ten buvo dievas tuo metu. Nu ir aš galvoju, gerai, tai jūs čia už Barsą, žinai, tai aš būsiu už varžovus. Tiesiog aš noriu eiti priešingai. Aš mėgdavau eiti specialiai priešingai. Tuo metu buvo pusfinaliai, Barsas žaidė su Milanu. Tai gerai, aš būsiu už Milaną. Barsa praėjo Milaną, Arsenalas praėjo Villarrealį, Arsenalas su Barsa finale. Nu tai tada aš finale būsiu už Arsenalą. Nu ir vat, po to finalo kažkaip gavosi, kad man Thierry Henry labai patiko ir pasaulio čempė dar už prancūzus žaidė ir tą finalą žiūrėjau, buvo liūdna. Gal labiau, kad Barsa laimėjo, buvo liūdna, bet man dar Arsenalas prilipo po to finalo ir aš paskui jau tikrai puikiai prisimenu, pilnai žiūrėjau tą 6-7 sezoną dar per tą patį 5 tavo minėtą kanalą. Jo, nes, žinai, futbolas, pavyzdžiui, pas mane irgi, jisai pakankamai ten anksti, žinai, atsirado, aš ten atsimenu puikiai, nes prancūzus palaikiau, tai puikiai atsimenu ir Zidano įvarčių, žinai, galvą, bet aš sakau, bet tas klubinis jisai tada toksai buvo, nu, neįrodomas, ten kažkiek, žinai, atsimenu, stebėdavau, bet mano, aš Arsenalą tikrai senai palaikau, bet, žinai, bet tas palaikymas, tai toksai, žinai, mano atsimenu Invincible sezonas, tai buvo stebimas teletekste. Stebiu rezultatą laivą, nu, net nežinai, kas turbūt teletekstas yra. Kur tiesiog eilutė bėga su... Ne, teletekstas, kur būdavo ant teliko, paspaudi teleteksto mygtuką ir tenais toksai informacinis, vadinkime, srautas eina naujienų ir ten galima būdavo atrasti per Rajūno, toksai buvo labai geras teletekstas, pasakiškai geras Rajūno teletekstas buvo, kur net laivo eidavo laikas ir rodydavo, žinai, kas įmuša įvarčius. Bet man irgi, man labiau Arsenalas, aš atsimenu 2006 metais po pralaimėto čempionų lygos finalo, kaip ir jūs puikiai į mokyklą supykęs ėjau su Thierry Henry, tą pačią maikę, žinai, apsirengęs, nors negalima buvo su tokio maikėm, žinai, eiti į mokyklą. Bet faktas, kad man labiau asociuosi tas Arsenalas jau su kokiais nuo 2010 metų, kai jau streamai atsirado, kai jau tas jau kiekvienų rungtynių, žinai, stebėjimas. Nes, žinai, 2006 metai man ką? Aš ten Premier lygos beveik nežiūrėjau, ten labiau čempionų lyga buvo stebima, nes nurodydavo irgi tas pasenais, nežinau, ten koks Tango TV, aš nepamenu, ar ten TV6 kažkoks kanalas. Man rodos, Tango TV dar ir buvo prieš tą patį TV6 jo. O aš tai vis tiek, prisimenu tą 6-7 sezoną, netgi konkrečias rungtynės, kaip Arsenalas žaidė su Unitedu namuose, paskutinis Thierry Henry sezonas, kuris įmušė tą pergalingą įvartį galvą, ten 89 minutę. Aš tikrai žiūrėjau per TV5 kanalą šitas rungtynės, puikiai prisimenu. Prisimenu, kaip Liverpoolį tą patį sezoną gavom išvykai 4-1, laimėjom namuose 3-0. Tokias rungtynės irgi man įsimenu dar. Gerai, tai einam toliau. Beno klausimas, į kurį šiaip nereikia atsakinėti, bet aš nominuoju jį kaip geriausią klausimą šiandien bent jau. Tai kiek ilgas Artetos kelias iki čempiono mentaliteto? Ar kalafioras keptas, ar virtas, ar tiesiog bičas tvirtas? Bus šį sezoną skambių Viktorai su Viktoru Gijoki Koldūnu prieš akį? Tai jau tokį serviruoja Benas, aš žinau, kad Benas šiaip Olandijoje lyg ir gyvena, tai, Benai, sėkmės. Gal nebent galime atsakyti, ar ilgas kelias iki čempiono mentaliteto. Gal geriau paklausim, ką valgė ar rūkė prieš šitą komentarą. Tai Koldūnus Gijokį geraš. Ne, gerai, keliaujame toliau. Roberto klausimas, kaip manot, kokią vieną poziciją Arsenalas galėtų sustiprinti žiemos perėjimų lange? Aidai, tu mėgsti labai apie tai kalbėti, prašau. Aš žinok, galiu atsakyti, kad aš manau, kad mes nėra ko stiprinti. Mes turim po 2 ar net 3 žaidėjus į kiekvieną poziciją. Aš net nežinau, ką mes galėtume pastiprinti. Taip, traumos trukdo tam, bet aš nežinau, vasarą buvo išleisti kosminiai pinigai. Ar tu manai, kad... Ne, tai žiūrėk, čia kitas buvo Edgaro klausimas. Kaip manote, ar bus ieškoma papildymų žiemos langų metu, kai sudėtis dabar yra išretėjus, bet panašu, jog iki naujųjų visi sugrįž. Tai būtent. Taip, tam ir esmė. Tai, aš nežinau, ta prasme, nebent Odė, jeigu vėl kažkas, bet abejoju, čia beveik neįmanoma. Ja. Jau tas Hinkapija toksai buvo perteklinis nuomos, bet čia labiau į ateitį turbūt, buvo žiūrima. Ja. Dabar, kaip matom, gal ir bus tai Hinkapija, nes Kivioras tiesiog norėjo kažkur tais kitur nueiti, daugiau laiko žaisti. Gerai, kitas klausimas, Aidai, būtent tau adresuotas yra to pačio Donato Montvydo, šį kartą jau jisai atlikėjas yra.
Ir sako, ką matai iš komandos žaidėjų, kuriuos galėtume vasarą parduoti už normalius pinigus, kaip man tas sako, pradėti uždirbinėti iš žaidėjų. Vėlgi, aš pasikartosiu, jūs čia daug minit Salybą, bet aš asmeniškai tai nenoriu jo parduoti. Jeigu jisai tik tai nori čia žaisti ir bandyti laimėti titulus, tai... Bet tu susidaug, tu verslininkas, tau reikia, žinai, pinigų. Jeigu Realas ateina pasiūlo visiškai kosminius pinigus... 100. No chance. Nežinau, aš manau, kad ne. Jeigu tik tai Salyba nori, jeigu Salyba sako, kad aš noriu išeit, nu tai tada deramės. It's fine. Bet jeigu jisai, tipo, jam čia gerai, tai... Naujas kontraktas, daug metų ant kontrakto, už 100 tikrai nepaleis. Aš manau, kad ten Liverpoolis Van Dijko savo irgi nepaleistų. Nu dabar jau amžiui, tai jo, bet kai buvo jaunesnis, tai irgi nebūtų paleidę. Tai iš kitų tokių žaidėjų, Martinėlis yra su neblogu Sale Valley, nes jis dar pakankamai jaunas. Ir vis tiek... Aš tau vardinu dabar tiesiog tokius. Ne, aš manau, kad aš jį palikčiau visgi. Su Gyökeresu gali konkuruoti jo. Nežinau, buvo klausimas prieš taigi apie Odegaardą ten galaut. Tai irgi svarstytinas variantas, jeigu jisai negali būti ilgai sveikas, mes dabar turime Mezę, galbūt. Aš nežinau, jeigu dideli pinigai ateina, tai irgi mes matom, kad to 10 numerio pozicija APL panašu, kad miršta jau ir net nelabai tokių žaidėjų yra. Tai galbūt, jo, mano variantai tokie būtų. Ok, gerai, varom toliau ir dabar Artūras dar vieną klausimą rašo, pasikartoja labai pavardės, nepastebėjot kažkaip. Kurį žaidėją norėtumėte matyti komandoje, būtų galimybė, ar Rodrigo iš Arsenalo, ar Semenio iš Bournemoutho? Apie abu buvo kalbos. Rodrigo iš Realo gal turėjome. Atsiprašau, iš Realo, taip. Apie abu buvo kalbos, ar ne, ir gandai. Semenio rašo, kad šiam 5 milijonų išpirką turi sausį, plus jis Arsenalo fanas. Aš tai savo nuomonę labai greit pasakysiu, man atrodo, kad Rodrigo yra kaip nulietas žvaigždėse kažkada persikelt į Manchester City ir netgi galiu kirsti rankom su jumis, kad taip kažkada atsitiks. Kodėl būtent City? Aš nežinau, man atrodo, kad jisai toks kažkaip atrodantis kaip City žaidėjas. Man bent jau taip atrodo. Jeigu žaidžiau FIFA ir jeigu būčiau fanas, City'o pirkčiau Rodrigo. O Semenio, aš tai taip pasakysiu, mes turim Nonimo Duekę, aš nemanau, nežinau, kuom jie skiriasi. Jo. Tiesiog, kad hypas dabar yra su Semenio, nes Bournemouthas labai gerai atrodo. Ir Semenio ten labai gerai atrodo. Taip. Aš manau, visai įmanoma, bent jau kiek yra dabar rašoma, kad Liverpoolis Semenio galima įims sausį. Ir United lyg ir ten kažkokios buvo kalbos, kad nori. Semenio pats pasisakęs tai, kad Arsenalo didelis. Taip. Bet čia, žinai, čia nebent sakau, čia nebent jeigu vasarą išeina Martinėlis, išeina Trossardas, atsiveria skylė, neaišku, kaip ten Maduekė, kur visgi ar dešinė, ar kairiai žais, tai tada tikrai reikės papildymo ir tada jau žiūrėsim, ar ne? Gerai, einam prie jaunimo ir Artūras, bet čia jau kitas Artūras, klausimą užduoda, kuris geresnis left back, ar Saka 18-metis, ar MLS 18-metis? Ką? Kas čia per klausimas? Toks klausimas, tai žiūrėk, norėjai daryti Q&A, tai ir darom, ir su pagarba atsakinėkime. Labai jie vienodai atrodo, būtent jeigu mes šnekėtume grinai apie 18 metų ir tą, ką jie darė tuo metu. Logiška, kad Saka, nežinau. Man irgi atrodo, kad bent jau Skelly galimai nebūtinai liks left boot. Kada Saka perėjo į aš tai sakyčiau, kad Lewis Skelly kaip left backas geriau gal biškinė. Geriau kaip left backas. Kaip left backas, nes ten grinai konkrečiai dėl left backo klausimas. Bet čia mes galim pakeisti, mes esame. Tuo metu, kai mes žaidėm 5 tada gynyboje, tai žinok, jisai irgi ten nemažai bėgioja. Bet kada Saka pradėjo right wingo žaisti? Jis dar paaugo, nebuvo taip, kad jis iš left backo dar pakilo į left wingą ir tik paskui right wingą perėjo. Gali būti. Bet left backu jisai kiek metų sužaidė, ne? Ir paskui jisai pradėjo žaisti aukščiau. Kažkas tokio. Bet gerai, tai žodžiu, čia šiaip klausimas, Artūrai, ačiū už klausimą jo. Ir aš čia labai greitą tokį, vadinkime, tier listą padariau. Ir mes kalbėsim apie būtent tavo amžių, apie plius minus 17-18 metų. Tie žaidėjai, kur buvo hypas aplink juos labai didelis ir mes turime į tier listą juos sudėti, bet jau dėsime į tier listą, kas iš jų pavyko ir kiek mes iš jų gavome, ar ne? Tai tier listas yra S greidas, A greidas, B greidas,
ir C greidas. Paminėtini, bet apie kuriuos nekalbėsim, tai yra Charlie Patino, Rio Miyachi, Reine Adelaide, Gedeon Zelalem, blemba šitą, sunku labai ištarti šitas pavardės, Chuba Akpom, bet jūs jau žinote, ar ne? Kokias legendas. Taip, Benikas Feobe ir, ne, čia įrašiau, nes jam 15-16 dar metų, tai, kaip sakoma, dar nereitinguojam, o čia varom davai ir greitai, ar ne? Abudu nusprendžiate, tai pradedam nuo pačios Emily Smith-Rowe. Kaip sakai, S-A-B-C. Keistas greitingas. Ką reiškia SAB? S tai tipo geriausias, super. Super. Ai, okei. O Nu, C yra hypas tai blogas. didžiausias buvo, bet jam traumą sutrukdė, tai aš nežinau kaip tai vertinti, nes ir šiaip jisai žiauriai gerai atrodė Nu, iki taip. traumų. Tai jeigu iki traumų kaip Tai čia jis jūs atrodė... ne į mane žiūrėkit, kaip- jūs čia. Jeigu iki traumų kaip jis atrodė, tai gal net ir esas, bet kaip viskas baigėsi, tai kaip ir numuša tada, tai vat net nežinau, žinai. B. B? Aš sutikčiau, kad... Sakai, B. aš ją pakelčiau. Nu, blemba, gal, Karlosas Vela. Oi, paskutinį patį. Va čia, C? aš tai B va čia dėčiau. Okay. Aš tai C dėčiau vien dėl to, kad jisai galiausiai tiesiog dėl pinigų išvarė Ameriką ir Nu, aš visiškai irgi savo variantas. karjerą palaido. Aleksas Oksleidas Chamberlainas. Nu, A minimum. Jo. Gal ir S net gali būti. Ne. Traumas Bet jau jis- sugadino viską. Sugadino Nu, traumas. tai tada kaip ir Smith-Rowe tada, jo. Skelly. Nu, blemba, ne, Skelly dar nereitinguokim. Hektoras Belerinas. Ilgą gerą karjerą turėjo iki savo to įsielo. A. Manau, kad tinka. Serži Gnabry. S. S? Bet pas mus ar S jisai? Ai, pas mus? Sorry, aš taip pagalvoju apie jo pilną karjerą. Tai. Pas mus ne S. Ne, pas Pas mus mus gal jisai B koks? B turbūt buvo ar tau ne jo. pas mus. Turėjo tik tą vieną sezoną, kur iš karto gerai sužaidė ir po to iš karto išvarė. Tai. Jo. Valkata, atsiprašau, Teo Volkotas. Dublemba, pas S. mus tai S. Jo, Jeigu S. kalbant apie mus tai S. Džekas Vilšeras. Ojoj, kaip gaila man šitą žadėję. Bet čia negalėtų dėti daugiau negu A ar B. Nu, Ne, blemba, negali, nu. negali dėti. Dėčiau. A, bet čia A tik iš pagarbos. Taip. Šiaip dėtum B. Taip, Jeigu jo. būtų pavardė Jack, nežinau, Wisher, pavyzdžiui. Nu, tada būtų iš vis B. Gerai, Bukayo Saka, S. S greidas ir Fabregasas S greidas. ar ne, Irgi, jo. turbūt? Ačiū. Tęsiant apie jaunimą, labai toksai įdomus klausimas, kuris vėlgi, aš nežinau, galėsi tu Dariušai gal atsakyti, ar buvot pasižiūrėti Daumano, gal teko pabendrauti? Ar keliavai į Raudondvarį, ar kur ten vyko? Ką aš sakiau apie rinktinių pertraukas? tai turbūt labai aiškus atsakymas yra. Ne, nebuvau, bet žinau, kad asistavo, man atrodo, kažkurį tais įvartį. Visai pabaigai, Hebra, klausimas, nu, turbūt paskutinis. Dar vieną turim, Donato, bet gal net negarsinsim jo. Bet Linas Šalna kalba, kodėl Arsenal fanai būna tokie nepastovus ir linkę į negatyvą. Ar tas titulų badas taip sujaukė psichiką, jog nebeliko adekvatumo. Va tokią bombą meta Linas Šalna. Geras šiaip Linas Šalna yra žmogus, ilgametis tikrai mūsų bendruomenės narys, didelis Arsenal fanas. Ir čia turbūt tiesos kažkiek yra, bet čia turbūt bendrai turim kalbėti apie viską, ar ne? Turbūt, nes man įdomiau konkrečiai, ką jis turėjo omeny, žinai, galbūt kažkokia žmonių grupė... Ne, aš manau, kad šiaip mano akimis tai tokia neišsemiama tema turbūt yra, žinai, ne tik apie Arsenal fanus, čia toksai platus reiškinys, žinai, kur dabartiniu metu aplamai, kai yra socialinė medija tokia, ar ne, kai yra tiek daug technologinių galimybių viską stebėti, prieiti, komentuoti, žinai, kai kartų kaita savo labai daro, ar ne, daug, iš tikrųjų, stipriai. Ir toksai bendras, aš manau, ir pasaulio tas fonas, neramumai, karai, ekonominiai visokie, tai tenais sproginėjimai, nu visa tai susideda, aš manau, į tokį, žinai, nu, didelį burbulą, kuris kažkada sprogs, bet labiausiai tai turbūt tas atviras mikrofonas, nes podcastų belekiek, tiktokai, instagramai, visi šneka, ką nori ir taip tiesiog atrodo, bet turbūt visą laiką tas buvo, pažiūrėkit filmus apie Millwall'o fanus, ar ne, kas darosi, yra Green Street Hooligans, ar ne, puikus filmas, kuris parodo, ta prasme, kas aplamai seniau, žinai, darydavosi su ultromis, tai čia aš manau, kad tiesiog yra labiau socialinis toks
medijos burbulas didelis. Pritarčiau ir gal sakyčiau, kad truputėlį badas taurių yra, tai kažkiek tais gal Faktas. apsiramintume labiau ir emociškai stabilesni būtume, jeigu pagaliau laimėtume kokią nors rimtesnę taurę, kas padėtų. O šiaip tai jo pritariu tau, social media yra social media ir bet kas gali kalbėti ir blogiausia yra tai, kad mūsų instinktai yra koncentruotis į negatyvą labiau, vietoj to, kad pozityvas. Ja, anksčiaugi be socialinės medijos, tai ką, tu galėdavai nebent savo draugams šnekėti kažkokiam ribotam Duoti žmonių snukį. ratui, tokius dalykus, arba duoti snukį. Per teletekstą pamatai rezultatą, eini į mokyklą ir sakai, kas yra, kodėl tu dabar čia džiaugiesi Barcelonos pergalę. Žinai. O dabar tai kas, visi eina į YouTube'us, Twitterius, Facebook'us, Instagram'us, TikTok'us, tada tampa žvaigždėm, žinai, iš to. Labai gerai, žinai, yra kai du šunys tarp vartų, vienas ant kito lojasi, ten rėjasi ir panašiai, ir tada vartai atsidaro ir tada tokie, taip, žinai, tylus sėdė abu. Tai labai panašiai social media yra. Nes aš dabar sakau, kad dar prieš tai, kai čia mes kalbėjom, gal apšnekėsim, gal neapšnekėsim, turim porą minučių, galim gal taip pagarsinti tą reikalą. Pas mane pastoviai dabar meta tas diskusijas, tai kasgi didžiausias klubas yra Londone, ar ne? Nu, tenais, ta prasme, aišku, yra kas ir didžiausias Premier lygos klubas, ar ne? Ir dažniausiai tarp Londono klubų yra diskusija dviem spalvom. Raudona arba mėlyna, tai Chelsea, ar ne, arba Arsenalas. Ir čianais, jeigu titulais, ar ne, kalbant, Chelsea 6 Premier lygos titulai pas mus 13, ar ne? Daugiau. FA Cup taurių pas mus 14, pas Chelsea 8. Vėlgi daugiau. Karabao taurės pas mus tik 2, pas Chelsea 5. Community Shieldai pas mus 17. Dieve šventas. Čia visą šeimą galima išmaityti su tiek likščių. Pas Chelsea 4. O tada jau čianais prasideda kalba apie čempionų lygą, Europos lygą, vadinkime, klubų pasaulio taurę, Net ir konferencijų lyga. super taurę ir konferencijų lygą, pas mus visur nuliukai, o pas Chelsea yra čia 2 čempionų lygos, 2 Europos lygos, pasaulio čempionų taurė, ar ne, 1 super lygos 2 ir 1 konferencijų taurė. Na, bet kalbėjom apie... Ar nusveria čempionų Europos lygos taurės, vadinkime tą skirtumą? Bet yra ten tas toks dar atskiras skaičiavimas, kur skaičiuoja major trophies. Tai, man rodos, mes vis tiek dar turim daugiau tų major trophies. FA Cup yra major trophy? Jo, būtent. Tam ir esmė. Ir šiaip, mes gerai, Chelsea turi 2 čempionų lygos titulus, ten Europos konferencijų lygos, aš manau, net neskaičiuoju, Europos lygo, fine irgi, bet mes turim 13 Premier lygos taurių, kai jie turi, kiek sakai, 6 ar 5? 6. Tai mes čia net 7 daugiau turim, tai yra... 8, atsiprašau, FA Cup taurės. Ne, aš kalbėjau apie Premier lygą. Premier lyga 6 jo. Tai va, tai mes turim net 7 titulais daugiau ties čia skaičiuojant. Tai gal 7 Premier lygos titulai gali nusvertos porą čempionų lygos titulų ir Aš tai Europos visiškai lygos. nesikoncentruočiau taurės, o labiau bendruomenį ir kiek ilgai mes esam Londone ir kaip jie ant miltų ir ant steroidų, sakyčiau, buvo pabūstinti. Šitas irgi tiesa. Tai, sakyčiau, bendruomenės atžvilgių, vertybių atžvilgių ir taip, kaip Arsenalas atsirado ir kaip kokią turėjo įtaką bendrai community Londone, tai, sakyčiau, nėra net kalbos, koks yra didžiausias klubas. Supratau. Gerai, aš jums pritariu ir absoliučiai atsisveikinimui. Klausimas tau, Aidai, ir tau, Dariušai. Pasirink vieną taurę šio sezono pabaigoje. Iš 4. Lygos taurė, FA Cupas, Čempionų lygos taurė ar Premier lyga? Vienareikšmiškai Premier lyga. Mano asmeninė nuomonė irgi Premier lyga. Nors aš, kai praeitą sezoną ėjom jau iki pusfinalio, man tas toks Čempionų lygos, nežinau, hypas vis tiek buvo, netgi permušė Premier lygos, bet dabar tu užklausi klausimą, žinai, atrodo vis tiek labiau norėtus nutraukti tą Premier lygos titulų patą kažkaip. Viskas tiek. Ačiū Jums labai, kad stebit. Ačiū dar kartelį podcastų Mekai Basket News, ar ne?
Tu Aidui dar dovanos nedavai. Tai jau čia užkadriniai dalykai. Parūkysim Taip. iš man. Jo, apie dabar artimiausius susitikimus nebekalbėsim, ar ne, pasikalbėsim jau per laivus tikrai darysime. Dabar kitą, manau, iš patrankos šūvį padarysim, jau dabar turbūt ir 3 darysim, kadangi turim 3 mikrofonus, nebe 2. Tai galėsime turbūt padaryti, aš manau, kad perėjus kokį 20-21 turą ar ne Premier lygoje ir jau Čempionų lygoje biškiai. Po naujų metų, taip sakant. Po naujų sakant. metų, jau kažkada vasarį gal. Jep. Viskas. Ačiū. Iki. Viso.